Labas vakaras, gerbėmieji futbolo gerbėjai, Top Sport lyga, 27 turas ir mes su jumis esame Kauno rajone, prezidento Valdo Adamkaus vadų sporto centras. Hegelinai bėga į ataką, o ji gali būti labai pavojinga, 4 prieš 3, Esmilio Kaušinio smūgis ir Klaudijus Upstas ir spėjo blokuoti kamuolio. Čia pavojinga situacija, Tiuiko smūgis ir įvartį. Maiklas Tiuikas, puikia ataka, atrodo daug erdvės nereikėjo. Tik tai atsitvėrė, šiek tiek priėmė kamuolį, apsisuko, tarsi greitai išlyginti rezultatą, bet negalima pamiršti apie Hegelinų atakas. Leo Ribeiro perdavimas ir dar viena situacija. Bošniakas, Ramanauskas, galingas smūgis kersinis. Tai čia jau Justinas akivaizdžiai vėlavo, čia koks epizodas ir Žebrauskas prie baudos aikštelės, baudos aikštelės smūgis kairė koja tiesiai į vartininką. 3 prieš 2, Maiklas Tiuikas perdamas ir čia gali būti antrasis įvartis. Tiuiko šokis su kamuoliu, antras šokis. Esmilio Kaušinio reidas, gerai kerta žaidėjas, puikus perdavimas, Maiklas Tiuikas tiesiai tokį 11-uką pasirinko. Čia pavojinga situacija ir kamuolys. Artiomas Šedra, dabar jis su kamuoliu važiavo baudos aikštelėje, Šedras dar su kamuoliu, atmestas kamuolys, smūgis, Virpstas, Tiuikas ir įvartis. Įvartis, matau, kad teisėjas asistentas bėga link aikštės vidurio ir Maiklas Tiuikas priima sveikinimus. Iškart klausimų dėl varžovų baudos aikštelės. Ignas Venskus, perdavimas, Venskus, smūgis ir Virpstas. Zinja, galima žaisti. Nėra labai geras perdavimas, Ramanauskas, Valdas Paulauskas ir štai toks bandymas ir labai gražu, Lara ir kiek nedaug trūko, bet Džoja Kadžeras priima kamuolį prie baudos aikštelės, gali būti pavojinga, Vareika ir dar vienas įvartis. 3-0, Matas Vareika, puikus smūgis į tolimą kampą ir čia aišku sveikinimai Matui, bet reikia šiek tiek pagerinusią pralaimėjimo skonį, bet to padaryti šios dienos rungtynėse Bangai nepavyko. 3-0. Hegelman laimėjo, bet nepaisant tokio rezultato, norėčiau padėkoti abiem komandom už tą reginį, už tą futbolą, kurį mes matėme ir